Sveiki, aš Austėja ir šiandien kelionę laiku pradėsime nuo mokymų apie archeologinį atsakingumą. Ko gero ne vienas turite dėdę, kuris mėgsta pakasinėti. Dėdės gal ir nepiktybiškai, tačiau dažniau paveldui kenkia, nei jį saugo. Tad šiandien apie tai plačiau. Kartais archeologiniai radiniai patenka į archeologų akiratį visiškai netikėtų ir neįprastų būdų. Taip atsitiko ir man, atėjau į archeologijos katedrą Vilniaus universitete prieš paskaitas. Žiūriu, ant stalo tiesiog guli nemaža dėžė. Ant jos užklijuotas A4 formato baltas lapas su užrašu Gintautui Vėliui. Sekretorė sakė, atnešė vyriškis, neprisistatė, paliko, išėjo. Atidarau, negaliu savo akimis patikėti. Kelios dešimtis 14 amžiumi datuotinų daiktų. Vieni išlikę geriau, kitų tik tais fragmentai. Bet iš esmės tai yra medžiaga, su kokia mes susidurtumėm kasinėdami 14 amžiaus Kariaunos kapinyną, degintinį kapinyną. O daiktai tikrai įspūdingi. Yra ir sidabruoto aprangos detalių, tai ir pora ietigalių. Peiliukas, įtveriamasis peiliukas įspūdingas, ornamentuotas. Tai yra tikrai retas radinys bendram to laikmečio kontekste. Daug tokių vyro kario atributų kaip skiltuvų, pentinas, įvairiausių diržų sagčių, puošybiniai elementai, segės. Na tiksliau, kadangi kremavimo paprotys, tai tai, kas lieka po kremavimo laužo. Kelios dešimtis daiktų ir lapas atspausdintas su žemėlapiu ir ranka užrašytomis koordinatėmis. Viskas. Nei kas atnešė, nei kodėl atnešė. Dar kelias dienas laukiau, galvojau, gal paskambins, gal kokį laišką parašys, dėja, ne. Tai ačiū Dievui paliktos koordinatės, kabutėse tyrinėto objekto. Akivaizdu buvo, kad tai daiktai yra surinkti metalo detektoriaus pagalba, akivaizdu, kad nelegaliai. Na tai dėkui bent, kad atnešė į universitetą. Vieša paslaptis, kad egzistuoja juodoji rinka, kurioje perkami ir parduodami tokie archeologiniai radiniai. Dėžutę į Vilniaus universiteto archeologijos katedrą atnešęs nežinomas asmuo pasirinko kitą kelią. Ir šiuo atveju žodis dėkui, skirtingai nei žodis tyrimas, neįmamas į kabutes. Archeologų komanda išvyko į koordinatėse nurodytą vietą. Tai yra tiesiog miškas ir matyt, nežinia ko, ieškodamas, žmogus su metalo ieškikliu aptiko ir 14 amžiaus kapinyną. Kažkiek kasė, kažkiek daiktų iš konteksto išėmė, ties tam tikrą ribą sustojo, nežinau kodėl, gal sąžinės graužatis, nežinau kokie motyvai, bet kas akivaizdu, kad susidurta su dalinai sužalotų objektų. Paviršiuje mėtėsi ir degintiniai kaulai, šiek tiek viduramžių keramikos, matosi, kad kasinėtas gan didelis plotas. Surinkus papildomus įrodymus ir įvertinus nežinomo asmens pateiktus radinius, vieta įtraukta į kultūros vertybių registrą. Archeologinių objektų sąrašą papildė dar vienas iki šiol nežinotas kapinynas. Su archeologais nusprendėme neįvardyti tikslios vietos. Pasakysiu tik, kad kapinynas yra Kernavės apylinkėse. Kuo jis ypatingas? Laidojimo paminklai svarbus, o kartais vieninteliai praeities pažinimo šaltiniai. Apie 14 amžiaus Kernavės gyventojus daug informacijos suteikė tyrinėtas Kriveikiškio kapinynas. Čia laidoti paprasti Kernavės miestiečiai, pirkliai, amatininkai ir jų šeimų nariai. Kernavės viduramžių diduomenės ir karių palaidojimo vieta nežinoma, o ji turėjo būti. Tačiau buvo tik tarpukario ar sovietmečio laikus menantis vietinių pasakojimai apie apylinkės smėlynuose pustamus protėvių kaulus ir skirtingos tų vietų nuorodos.
Per archeologinius žvalgymus jokių tuos pasakojimus patvirtinančių įrodymų nerasta. Viltis, kad ši balta dėmė išnyks, atsirado išpakavus dėžutės turinį ir nuvykus į koordinatėse nurodytą vietą. Kapinyno atradėjas, galėjęs patekti į archeologijos istoriją, nežinomas. Iš kokio ploto išrankioti radiniai, neaišku. Klausimų yra ir daugiau. O neturint atsakymų, konfliktas tarp tokių atradėjų ir archeologų neišvengiamas. Tarp mokslinio atradimo ir tiriamo objekto sunaikinimo tokiais atvejais dažnai dedamas lygybės ženklas. Žvelgiant į spektrą daiktų, kurie buvo sukrauti į tą dėžę, kad jie nepilnai atspindi to meto kario kapo kompleksą. Nei vieno kirvio, kalavijo, tik du ietigaliai. Tai reiškia, kad jau negrįžtamai yra suardyti tie kapų kompleksai, iš kurių mes galime kalbėti apie kario ginkluotę. Tai yra jau praradimas mokslui ir bet yra kaip yra. Vykdysim tyrimus ateityje. Gaila, kad tirsim apardytą kapinyną, tai kas liko. Jotvingių Eldoradas. Taip pavadinta paroda Lenkijos Suvalkų regionų muziejus pristatė Lietuvos publikai. Sėkmės istorijos iliustracijomis galima pavadinti šiuos archeologinius radinius. Tai baltų jotvingių genties palikimas. Šios genties atstovus prieš 1000 metų buvo galima sutikti dabartinės Lenkijos Palenkės vaivadijoje, vakarų Baltarusijoje ir pietvakarinėje Dzūkijos dalyje. Dalis šių eksponatų nuotraukų su kainomis buvo interneto forumuose, o visuomeniai jie pirmą kartą parodyti 2015 metais Olštino policijos nuovadoje. Krukuvek vietovė, čia apie 15 km nuo Suvalkų. Kasgi taip yra objektas? Krukuvek, kapinynas esantis toliau nuo gyvenvietės, miške, fantastiškoj vietoj, labai sunkiai prieinamai, sunkiai randamai vietoj, kur amžinai nuo pat proistorės laikų buvo miškai. Molynas, kalvota, vietom užpelkėjusi, išraižyta įvairių griovų, šaltinių, kalvų vietovė. Šimtametis miškas visą laiką, niekada nebuvo ten jokios žemės ūkio veiklos. Ir tik tai toje vietoje kažkokia aktyvesnė žmonių invazija vyko Pirmojo pasaulinio karo metais, nes ten kaip tik ėjo fronto linija tarp vokiečių ir rusų kariuomenės. Ir nelegalūs metalo detektorių naudotojai, ieškodami Pirmo pasaulinio karo įvairių militarijų, kaip jie vadina, reiškia įvairios amunicijos, kitų daiktų pamestų ten, nes ten ir apkasų linija netoliese ėjo. Jie aptiko kapinyną, kuris datuojamas, gal nuo 10 amžiaus antros pusės, pabaigos 11, 12, 13 amžiumi. Jie pradėjo prekiauti tais radiniais. Buvo organizuota speciali akcija iš Lenkijos policijos pusės, jie buvo sekami, galiausiai areštuoti ir tada radėjai sutiko bendradarbiauti su policija, parodė tos radinius ir buvo parodyta vieta, kur buvo laidojami jotvingiai. Suvalkų apskrities muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas Ježis Semaško lydi Lietuvos archeologų grupę, atvykusią aplankyti kolegų tyrinėjančių unikalų objektą. Buvo galima įsitikinti, kad net žinant jotvingių paminklo koordinates, be palydovų surasti tyrinėjimo vietą būtų sudėtinga. Dzień dobry. Cześć chłopaki. Prawdopodobnie już uchwycimy kraniec tego stanowiska. Ekspedicijos vadovas, žymus jotvingių praeities tyrinėtojas ir kelių monografijų autorius Marcinas Engelis parodė kiek detalesnį žemėlapį su jau ištirtų plotų. Ant darbo stalo išdėlioti vienos nedidelės perkasos radiniai. Iki šios vietos metalo rankiotojai nebuvo priėję. Visi radiniai gulėjo vos ne miško paklotės paviršiuje. Kokia tų kapinynų specifika? Jotvingių kapinynai yra labai negiliai. Nėra konkrečių tokių aiškiai apibrėžiamų individualių kapų. Tai yra tiesiog
plotas, kažkokia teritorija. Šiuo konkrečiu atžvilgiu 2 nedidelės kalvelės apsuptas vandens pelkių iš visų pusių, kažkokiu tai šaltinėlių ten bėgančių. Labai įdomi, graži vieta ir vat tose kalvelėse tiesiog labai negiliuose plokščiadugnis duobėse arba žemės paviršiuje išbarstomi degintiniai kaulai, pelenai ir įvairūs radiniai archeologiniai. Ir aišku, labai gerai, jeigu tokį objektą iš pat pradžių pradeda tyrinėti archeologai. O kai archeologai pateko į tą vietą, tai jie pamatė net vieną dirbinį pakabintą ant šakos, taip kaip dabar grybautojai kartais kažkokį maišiuką ar puodelį pakabina ant šakos, kad va šitoj vietoj daug uogų arba čia, va, kad lengviau orientuotis grybaujant. Tai buvo, kad čia būtent ta vieta. Ir tai rodė, kad jau šimtai, jeigu ne tūkstančiai daiktų jau buvo ištraukti iš to archeologinio konteksto, reiškia, kapinynas buvo gerokai apgadintas. Prasidėjo tyrinėjimai. Tyrinėjimai parodė, kad čia iš tiesų unikalus vienas iš nedaugelio išlikusių Jotvingio kapinynų, kuriame atsispindi tos genties visas gyvenimas ir paskutiniai, ypač paskutiniai gyvavimo šimtmečiai. Ten yra ir vyrų, ir moterų, ir vaikų kapai, yra daug ginklų. Tai rodo, kad visa bendruomenė buvo laidojama tame kapinyne arba net iš kažkokių kelių aplinkinių gyvenviečių. Žmonės buvo suvežami į tą šventąjį mišką ir ten kažkur šalia netoliese, dar nenustatytoj vietoj buvo deginami jų palaikai ir paskui visa tai buvo laidojama vienoj konkrečioj sakraliniai vietoj. Medžiagos dar vienam moksliniam darbui užtektinai. Radiniai papildo negausius rašytinius šaltinius ir pasakoja apie paslaptingai 14 amžiuje pradingusią Jotvingių gentį. Monografijoje tikrai būtų įrašyta padėka šį svarbų paminklą aptikusiems asmenims. Dabar jų pavardės išliks tik baudžiamosiose bylose. Įsigyti metalo ieškiklį nedraudžiama nei Lenkijoje, nei Lietuvoje. Ką daryti, kad po pirmos išvykos į gamtą su ieškikliu netektų rašyti pasiaiškinimo policijai? Prieš žengiant į paieškas net ir į pievą greta savo namų, vertėtų susipažinti ne tik su ieškiklio naudojimo instrukcija. Įstatymai ir taisyklės nesunkiai randamos internete. Perduosiu archeologų prašymą. Aptikę archeologinį radinį, toliau nebekaskite. Nors azartas ir iš po žemių gaunami signalai skatins elgtis priešingai. Informavę apie radinę specialistus, jūs jau būsite mokslui nusipelnę praeities tyrinėtojai. Pastabų dabartiniai metalo ieškiklių naudojimo tvarkai turi tiek ieškotojai mėgėjai, tiek archeologai. Viena nesutarimų priežastis paprasta, tačiau abi pusės skirtingai vertina jos reikšmę. Bet kokia intervencija į žemėje slypinčius praeities kultūrinius sluoksnius, ten sukaupta vertinga informacija negrįžtamai sunaikina. Ji užkoduota ne vien tik metalo radiniuose. Archeologai moka ir žino, kaip tą informaciją perskaityti. Metalo ieškiklių naudotojai mėgėjai dažniausiai mato ir vertina tik metalo radinius. Užprogramuotas konfliktas tikėtina kada nors bus išspręstas. Tačiau šįkart pasakodama apie įdomius bendradarbiavimo pavyzdžius, archeologų prašymų neminėsiu tikslių vietovardžių. Sutikimo įvardyti atradėjus, ieškotojus mėgėjus taip pat neturiu. Objektai įdomus ir neeiliniai. Vieno mėgėjo 2012 metais Trakų rajone aptikti radiniai po restauracijos papildė Vilniaus Gedimino pilies bokšto ekspoziciją. Tuomet toks įspūdingas kario raitelio komplektas buvo rastas vienoje vietoje sukrautas, tai 2 balnakilpės, įspūdingi žąslai sidabruoti, peilis, 3 sagtys, viena iš jų balno sagtis, pentinai, 2 pentinų tvirtimo plokštelės, iš viso 14 tų dirbinių. Eksponatais virtusių mėgėjo surinktų daiktų vietoje prasidėję archeologiniai tyrimai rodo, kad lobių ieškotojo plotas tąsyk galėjo būti žymiai didesnis. Sąmoningumas ir situacijos suvokimas nugalėjo azartą. Asmuo nutraukė paieškas, informavo specialistus ir iki tol buvusi nieko neišsiskirianti kalva tapo unikaliu archeologijos objektu. Pasirengimas užtruko nemažai, čia buvo ir privatus sklypas, dabar yra išpirktas, kėlė įvairių tokių problemų, jam buvo suteikta teisinė apsauga. Radiniai vėl tokie patys, šarvų grandelės, plokštelės, lameliaro, sidabruoti, kamono apkalai.
tas radinių pobūdis, iš karto tokį kėlė mintį, kad tai nėra šiaip kapinynas, bet tai greičiausiai gali būti vienos uždaros bendruomenės grupės, tai yra karių raitelių ir tų elitinių karių raitelių laidojimo vieta. Kaip tik atidengėme, visiškai jokių duobių nesimato, sluoksnis žinoma labai yra sausas, toks kietas priemolis, bet štai kirvis, pentinis plačiašmenis, balnos aktis, balnakilpė ir kuo toliau, tuo tvirčiau ta hipotezė pirminė stiprėja, kad tai nėra eilinės bendruomenės laidojimo vieta, kur būtų moteris, vaikai, nuo pat mažiausių iki pat vyriausių, bet čia tas karių raitelių, tokių elitinių karių raitelių, nes tie dirbiniai sidabruoti, labai nemažai yra sidabruotų tų dirbinių, tai šita vieta tikrai turi tą tokia užtaisa, galima sakyti, 2,5 km atstumu yra Senųjų Trakų piliavietė. Senųjų Trakų piliavietė, tai yra didžiojo kunigaikščio Vytauto, kaip sakant, gimtinė, gimimo vieta. Kęstutis su Birute gyveno, kurį laiką buvo Lietuvos sostinė, matom tą prasmę bandyti pažinti ir laidojimo paprotį, ir mirusiųjų deginimo paprotį, bandyti toliau išskirti, kaip galima atpažinti tą 14 amžių. Ir kaip minėjau, tas istorinis kontekstas be galo yra įdomus. Keliauju į Širvintų rajoną. Čiobiškio miške archeologai tyrinėjo objektą, kurį pirmasis aptiko vyriškis su metalo ieškikliu žvalgęs vietovę. Šie daiktai buvo sudėti į vieną kapą. Sumodeliuokim situaciją. Asmuo surinkė šiuos daiktus parsineša namo, o kiek palaikęs išdalyja arba pusvelčiui parduoda senienų mėgėjams. Tiksli radimo vieta, savaime suprantama, slepiama. Radiniai išsklaidyti. Vienas segė sąmoningas pilietis atneša archeologams. Segės tipas, amžius, gamybos žaliava. Tai ir visas protėvių atsiųstos žinutės turinys. Modeliuokim kitą situaciją, kuri ir įvyko. Informacija apie aptiktą paminklą pasiekė Kultūros paveldo departamentą ir archeologus. Šiuo atveju radinių visuma ir objekto lokacija tyrimą pavertė archeologiniu detektyvu. Tokie laidojimo paminklai aptinkami ir tyrinėjami itin retai. Aptikom labai įdomų objektą. Įdomų ta prasme, kad tai buvo degintinis kapas, įrengtas tiesiog vidury miško. Jis neturi to pačio laikmečio konteksto, miesto, piliakalnio, gyvenvietės 13-14 amžiaus. Tai tiesiog vienišas kapas miške. Ir tai yra šiek tiek keista. Iš pradžių galvojom, galbūt mes turime ieškoti suardytų pilkapių tam miške, nes iki pat 12 amžiaus visoje rytų Lietuvoje egzistavo pilkapių pilimo tradicija. Bet nepanašu, kad ten buvo pilkapynas. Susidaro toks įspūdis, kad susidūrėm su pavieniu degintiniu 14 amžiaus kapu. Aiškiai palaidotas karys, nes yra ginkluotės elementų, bet yra daiktų ir būdingų moteriškiams kapams. Verpstukas, tie patys stiklo karoliukai, irgi būdingi moterų kapams, aptikti tame pačiame kape kartu su ginklais. Galvojom, galbūt tai yra grupinis kapas, nors antropologiniai tyrimai degintinių kaulų to nepatvirtino. Gavom išvadą, kad tai yra kaulai priklauso vienam individui. Tai visaip galime interpretuoti šį kapą, visaip svarstyti jo atsiradimo būdą, kelią, priežastis šioje lokacijoje. Reiktų atkreipti dėmesį, kad mes kalbam apie pagonybės krikščionybės sandūros laikmetį, kuomet keitėsi ir laidosenos tradicijos. Mirusiųjų kremavimas jau gyveno paskutinius savo dešimtmečius. Po truputį buvo pereinama vis tik tą inhumacinį laidosenos būdą, ką mes matome ir Kernavėje, ir vėliau visoje Lietuvoje. Tai galbūt tai yra kapas vis dar senuosius pagoniškus papročius ir tikėjimus išpažinusios bendruomenės atstovų, o galbūt tai yra kapas kažkokios socialinės kategorijos atstovų, tos kategorijos, kuri mirusiųjų deginimo papročius praktikavo ilgesnį laiką. Aš čia turiu omeny karių luomą. Neatmeskime ir tokio varianto. Bet kokiu atveju keista, kad kapas yra vienišas. Susidaro toks įspūdis, kad tai yra nariai jau kažkodėl galbūt atstumti nuo kitų, nuo likusių bendruomenės narių. Arba mes tiesiog turim kažkokią visiškai neordinarią, nebūdingą situaciją, individualią šio kapo įrengimo istorijoje. Mums sunkiai suvokiama ir suprantama.
miške pastebėti ir atrasti tokį paminklą neįmanoma. Jį tyrinėjant buvo keliama versija, kad netoliese turi būti ir daugiau tokių kapų. Į žvalgomąją ekspediciją archeologai pakvietė metalų ieškotojų klubo Mink narius. Iššukuota kelių hektarų teritorija ir išrinkti 20 amžiaus beverčiai radiniai. Tyrinėjimo ataskaitoje liko vienišo kario kapo versija. Klubo Mink nariai, talkinę archeologams nustatant menamo Čiobiškio miško kapinyno ribas, tą dieną tyrinėjo kitą objektą. Su archeologų bendruomenė pradėję bendradarbiauti klubiečiai įrodė, kad ieškotojų mėgėjų ir archeologų interesus galima suderinti. Saulės mūšio, nepriklausomybės ir pokario partizanų kovų vietų paieškos ir lokalizacija, naujai aptikti piliakalniai ir kapinynai. Pildant ilgą Lietuvoje tyrinėtų objektų sąrašą, jį reiktų papildyti tyrinėtais panašiais objektais Lenkijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Klubo narių aptikti radiniai Kernavėje davė pradžią ne vienai mūsų laidos temai. Pirmieji bandymai buvo labai šaunus, ta geroji patirtis tokia atėjo ir į archeologų bendruomenę ir vieni, kiti, treti ir pradėjom dirbti bendraut su archeologais. Kernavė yra su savo ilga istorija ir ten žmonių gyventa N metų. Mes visi žinom, tik užsiminus, kad bus vykdomos paieškos tokioj teritorijai, beveik visas klubas susiregistravo į paieškas. Principas paprastas, mes turim plačius ariamus laukus, ariamus jau ne 100 metų. Tai reiškia, kad paviršiuje esantis radiniai yra išblaškyti, ištaškyti. Tai yra labai didelės teritorijos, kurių mes niekada nepriepsim iškasinėti, ištirti archeologinių kasinėjimų būdu. Tai todėl tyrimai metalų detektoriais, jie mums suteikia labai daug informacijos. Tarkim, tas pats Kernavės viršutinio miesto dydis. Taip, žinom, kad viršutinėje terasoje miestas buvo, bet kur jo riba, kur dar tęsiasi radiniai. Sunku pasakyti, tai šiuo atveju pasitelkus metalo ieškiklių naudotojų klubą, tas erdves tyrėme, tyrimų pagrindų praplėtėm Kernavės miestą geografiškai ir aptikom tikrai unikalių ir juvelyrinių dirbinių, tarkim, tokių, kokių nematėm nei kapinyne to meto, nei Pajautos slėnyje tirtame mieste. Tu pažiūrėk, su kokia... Žalčiukas ar kas čia vaizduojamas? Taip, žalčių, tokių sutordiruotų vankiorių geras metalas, labai tokių turėdavom, bet kad būtų tokia galva įsižiojusi žalčių čia, čia yra 13-14 amžius, bet labai įdomi. Gal akis net yra, ar nėra akis? Ne, gal akis nėra, bet snukutis yra. Įsižiojęs, mintis labai gražus daiktas. Pretenduoju irgi gražiausias, kaip tas kryželis labai sveikas. Tai ir šitas iš tokių labai gražių. O! Nematai? Ne, čia tas pats. Vienas detektoristų aptiko lietuvišką sidabrinį ilgąjį su viena kartėlė. Ir tai yra labai retas radinys. Jeigu neapgauna atmintis, paskutinį kartą Kernavėje jis buvo aptiktas 88 metais Pilies kalno aikštelės tyrinėjimų metu. Tokie radiniai kaip lietuviški ilgieji gan dažnai pasitaiko. Vėlgi mums rodo, kad šitas piniginis vienetas funkcionavo kasdienėje piniginėje apyvartoje, kad jie randami ne tik tais lobiuose kažkur, tai ar buvo saugomi kaip valstybės koks vos ne iždas. Ne, tai radinys, kuris yra dažnas kiekvieno miestiečio, Kernavės miestiečio sodyboje. Jie jų turėjo tiek daug, kad net pamesdavo ir per daug nesivargindavo surasti. Na, aš aišku, čia šiek tiek juokauju, bet taip, tai yra dažni radiniai. Kita vertus, pamesti ilgai ar jo fragmentą nuostolis turėjo būti nemažas, kadangi paskaičiuota, kad vertė vieno lydinio yra didelė, berods 14 avių, tai pusė lydinio 7 avys, nedidelis nago dydžio sidabrinio ilgojo gabaliukas, jau štai jums ir visa avis. Čia jau konkrečiai kažkas tai daryta su juo buvo. Nes ir kirtimas matosi gražus.
ant vienos pusės suplota. Pametimo aplinkybės tiesiog galbūt buvo tokios, kuomet reikėjo staigiai pasitraukti, apleisti gyvenamą erdvę, puolimas, gaisras ir panašiai. Tokio pobūdžio tyrimai pasiteisina. Jeigu jie nebūtų vykdomi, tie daiktai Ermenyje gulėtų dar šimtus metų ir neteiktų jokios informacinės naudos mums. Paieškų metu rasta apyrankės dalis ir tai buvo tokio mažas ornamentuotas žalčiukas. Tai va tas atkurtas reikalas, jisai atsidūrė pas mane, tiksliau pas mano žmoną ant rankos, nes jisai baisiai gražiai atrodė. Paprašiau Evaldo, kad padėtų truputėlį su to dalyku ir Evaldas atkūrė tą apyrankę, tai yra žalčio formos dalykas, kurį dabar žmona karts nuo karto dėjo, bet sakė labai sunkiai, kaip galėjo nešioti tokias sunkias apyrankės. O kitas dalykas, tai yra lietuviškas ilgasis, mums padarė kopiją ir mes šiais metais per mūsų susitikimą įteikėm pradėjai kaip laimingiausiam Kernavės ieškotojui, nes tai yra Žilvinas, kuris rado ir ilgai, ir žaltį rado. Džiugu, kad turime pavyzdžių, kai istorijos mylėtojai, metalo ieškiklių naudotojai randa bendrą kalbą su mokslininkais. Saugoti savo paveldą turime kiekvienas. Na, o dabar keliaukime susipažinti su dar viena Lietuvoje itin nauja istorijos mylėtojų veikla. Atsitraukim kovotojai, truputės. Kovojam. Stop! Afterflow. Durys į kūną, kirtis į ranką. Taškų nėra. Pasiruošt? Kovojam! Stop! Andriu, šiaip mūsų rekonstrukciniam pasaulyje hema yra toks šalia einantis dalykas. Tai mums yra žinoma, kas yra hema. Bet ar tu gali apibrėžti, kas yra hema? Hema tai sutrumpinta yra Historical European Martial Arts, angliškas toks terminas. Jis reiškia istoriniai Europos kovos menai. Tai istoriniai čia nuo kurio laikotarpio žiūrime? Nuo to, kiek siekia istoriniai šaltiniai. O jie siekia, turbūt 13 amžiaus pabaigą, galbūt 14 pradžią. Ir čia yra labiau sportas, ar edukacinė veikla, ar tai yra miksas abiejų? Tai dar yra trečias dalykas, tai yra labiau į kovinį sportą linkstantis dalykas. Nors iš tikrųjų hema dar tik tai skinasi pirmosius žingsnius, kaip sakant. Jeigu pasaulyje kažkur prasidėjo prieš 15 metų. Lietuvoje, aš pradėjau prieš 8 metus, bet realiai daugiau atsirado žmonių prieš kokies 5. Tai čia tik tai dar kol kas toks mažiukas vaikas. Ir koks jūsų tikslas hemai? Tikslas atkurti tuos kovos menus, kokius praktikavo žmonės prieš 600 bent jau metų. Kovojam! Stop! Dvigubas! Trečias dvigubas! Liko 2 dvigubi iki diskvalifikacijos. Kovojam! Stop! Ir jūs tas į ranką pataikė. Taškų nėra. Pasiruošt? Kovojam! Kovos tų menų šaltinių nėra tiek daug ir neapima visko. Ar ne? Tai yra rašytiniai šaltiniai, yra grafika tam tikra ir tu iš jų bandai suprasti, kas tuo metu vyko. Ir supranti, kad tai buvo gana siauras toksai dalykas. Tai buvo kilmingųjų kovos menas ir kažkiek tai besivystančios miesto visuomenės kovos menai. O tai, kas vyko mūšio lauke, praktiškai mes nežinome. Mes tai galim suspėlioti. 8-2 Karolis laimėjo. Bet čia yra pats ankstyviausias traktatas apie kovos menus Europoje. Tai yra 13 amžiaus pačios pabaigos arba 14 amžiaus pradžios, kas labiau tikėtina traktatas. Kovos būtent kalavijas ir skydas viename. Ir čia, kas įdomiausia, kad moko vienuolis. Šiaip paveikslėliai galbūt jie
sunkiai labai interpretuojami, jeigu nebūtų teksto. Jie daug ką paaiškina pats tekstas. Kažkokie labai per laimingi jie. Jo, čia šypsenėlė, nors jam jau praktiškai mirtis. Čia jau, tu iš piešinio jau gali pamatyti, kai jau viskas, jam kaput, ne? Jo. Bet jūsgi nekovojat su aštriais ginklais ir tais tikraisiais. Ne, šiuolaikiniai visuomeniai, mes nenorim užmušti vienas kito. Bet matau, kad dar turi šiaip kažkokio šarvuotės, tai yra, nes matau, yra kaukė, tai čia jau šiuolaikiniam reikalam, ne? Taip, kiek mes žiūrim į istorinius šaltinius, tai dažniausiai ten yra žmogus pribaigiamas smūgių į veidą. Mes nenorim gauti smūgių daug į veidą, ypač ginklų. Nesvarbu, kad jis yra bukas, nesvarbu, kad jis yra neužaštrintas. Sužeisti vis tiek gali. Sako, ir su šaukštu galima užmušti. Taip, o čia ne šaukštas, čia rimtas reikalas ir traumų tikrai pasitaiko. Tai todėl mes naudojam daug apsaugų, bet jos yra skirtos tam, kad tai nebūtų šarvai, kad tai būtų vis dėlto rūbai. Tai, ką mes žinom iš istorinių šaltinių, mes matom, kad didesnė absoliuti dauguma informacijos yra apie nešarvuotą kovą. Drabužiai ir ginklai. Tik tiek. Ginklai, taip. Ir tų ginklų buvo labai įvairių ir vadovėlių, kaip juos naudoti, irgi buvo labai daug. Renkamės tam, kad išmokti tam tikras technikas, kaip buvo tai daroma, bet nesužaloti vienas kitų, todėl mes naudojam gana tokius patogius, bet gerai saugančius rūbus. Pasiruošti? Kovojam! Stop! Opa! Dvigubas. Turės į pilvą, kirtis į ranką. Taškų nėra, paskutinis apsikeitimas. Pasiruošti? Kovojam! Mes naudojam kalaviją, ar ne? Ir baklerį. Mažą skyduką. Su dideliu umbu. Su dideliu umbu, taip. Tai yra tikrai nedidelis, iki 30 cm daugiausia gali būti skydukas. Na ir, aišku, natūralus klausimas, kodėl. Traktate apie kovos menus dailininkas dvikovos dalyvius vaizduoja tik su mažais skydais. Tekstų autorius vienuolis aiškina, ką su tokiais skydais galima nuveikti. Vilniaus gynybinės sienos Bastėjoje vykusiame turnyre galėjai išvysti tik mažus skydus, vadinamosius baklerius. Mano pirmoje Hema treniruotėje įvadinėje dalyje ir buvo paaiškinta, kuo mažesnis skydas geriau už didelį. Dabar išties per pilną ranką, ar ne? Ir jeigu aš šitą kertu nejudink, nieko nedaryk. Automatiškai kyla. Aha. Ne? Kiek aš bandyčiau pasiekti, aš nepasiekiu, jeigu tu turi žinias, kaip naudoti šitą ginklą. Ne? Tai reiškia, kad 14 amžiuje jau žinios, kaip kautis, buvo gana gilios. Ir todėl nebuvo reikalo turėti didelių skydų. Jie traukėsi iki tokio, kad būtų patogu nešiotis. Tu turi vieną ginklą, su kuriuo gali pulti, kitą ginklą, su kuriuo gali gintis, nes šitą skydą jau gali naudoti ne tik kaip mobilų šarvą, ar ne, bet kaip ir ginklą, ir smūgiuoti juo, ir prisidengti, ir blokuoti, ir panašiai. Stop! Net numetė odą, tai pataikė. Viskas. Gvidas laimėjo 4-1. 4-1. Viduramžiais ne tik turėti, bet ir mokėti naudotis šaltaisiais ginklais buvo gyvybiškai svarbu. Šių dienų kovos turi laiko limitą. Teisėjai skaičiuoja suduotus arba praleistus smūgius. Aš gal sakyčiau korpusas. Arti net gerklės, tai korpusas. 2 taškai Karoliui. Rezultatas 9-0, kaip šiuo atveju tada galėjo reikšti, kad priešininkas buvo nukautas ar sužeistas 9 kartus. 9-0, Martynas laimėjo. Persikėlus į praeitį, kai priešininkai vienas prieš kitą stovėjo su aštriais kalavijais ir be apsaugų, kyla įtarimas, kad nugalėtojas paaiškėtų per kelias sekundės. O rezultatas būtų 1-0. Istorinių kovų ringe kaunasi moteris. Ready? Fight. Stop, double. Tai nėra reveransas mūsų dienų lygių teisių aktualijai.
Taigi, kuo išsiskiria šitas traktatas, yra tai, kad čia yra vaizduojama ir moteris. Moteris kovotoja. Pastebėjau, kad labai moteriškai, bet žinai, dažnai gali misinterpretuotas piešinius. Keliuose tik paveikslėliuose dėja, daug kas neišliko. Ir ji yra vadinama Valburga, šventoji Valburga. Ir dažnai šitas visas traktatas netgi vadinamas Valburgos arba Valpurgijos manuskriptas. Labai nedaug kur traktatuose mes matom moteris. Germaniškoje tradicijoje, tai centrinėje Europoje buvo dar tokie dalykai kaip teisminės kovos. Iš kai kurių teisminio aprašymų mes matom, kad gali būti netgi vyro ir žmonos teisminė dvikova. Oho. Yra tokių dalykų. Būdavo. Tai va, tai. Bent jau kas yra teisminės dvikovos grafika yra, tai vyras stovi duobėj, tokio iki pusės, o žmona gali vaikščioti laisvai aplinkui. Sulyginamos, žinai, galimybės. Tai yra, sakykime, teismo sprendimas, kad jūsų ieškovų kausitės rytoj ryte ir kas laimės, tas laimės bylą. Taip, 13 amžiai tai buvo visiškai natūralu, 14 amžiai po truputį jos ima nykti, kol 15 amžiai uždraudžiamas tavo kaimynas, bet kada gali tapti tavo priešininkų kovoje. Ir natūralu, kad tu naudosi patogiausius ginklus. Ne visą laiką tai būdavo, per teismus galėdavo teisėjas paskirti ginklą ir būdavo labai visokių keistų netgi sprendimų. Na, čia jau teisėjai nuspręsdavo. Pagaliai su bumbulais ant galų. Arba koinės su smėliu prikimštos ir panašiai. Na, tokių gana keistų sprendimų. Tai va. Bet gana populiaru būdavo naudoti kalaviją ir baklerį. Imu baklerį ir kalaviją. Valau, kažkaip nelogiškai. Nu, gerai. Taip, klausau, meistrė. Istorinių kovos menų pirmosios pamokos antra dalis. Ką darytum turėdama tokį ginklą ir pamatydama priešininką prieš save? Koks pirmas veiksmas? Į negalinti jį vytis mane, tai sužaišiu kojas. O, labai. Iš tikrųjų labai geras pastebėjimas, nes senoji žmonės irgi apie tai mąstė. Ir iš tikrųjų, ką jie darydavo, tai jie slėpdavo kojas. Kaip tai padaryti, yra tokia labai keista stovėsena. Nugarą tiesia, vieną koją priekyje, ar ne, ir pasilenkiam, kiek galime priekyje. Va. Ir dabar, sakykime, jeigu tu bandysi pasiekti mano kojas... Nelabai pasieksiu. Tai va, o galva yra tavo pavojai, ar ne? Jau pasiruošiam kovai, iš tikrųjų labai rimtai. Kokie variantai yra, ar ne? Aš galiu tiesiog... Wow, ir viskas. Amen. Taip. Tai, aš kontroliuoju tavo ginklą ir galiu todėl laisvai eiti į priekį. O, teisingai, jau kažkas tai gimsta. Kažkas gimsta, taip. O, čia jau blogai. Aš numiriau jau kokius 10 kartų. Ir čia dar paaiškėja, kodėl užtenka tokio nedidelio skydo. Nes tu savo gynybą pratęsi kalaviju. Čia ne jėgoji klausimas. Čia yra žiniuose, kaip panaudoti ginklą. Ar ne? Jeigu aš tave labai smarkiai stumiu, tu vis tiek gali užkontroliuoti centrą ir aš neturėsiu jokio pranašumo. Tai. Kaip vienas mane mokęs kovos meistras yra pasakęs, kad nežiūrėk į priešininkų į akis. Žiūrėk tiesiai pro jį ir matyk viską periferiniu žvilgsniu. Nes tai yra svarbu. Ir tu kovoji su savim labiausiai. Nes tu padarai klaidų, kurias priešininkas pamato ir panaudoja prieš tave. Gyvosios istorijos renginiuose, kovų laukose moterų nepamatysite.
Tad itin džiugu, kad Hema bendruomenėse jos ne tik matomos, bet ir puikiai pasirodo. Tikrai geriau nei aš. Na, o jeigu jau laužome stereotipus, keliaukime į ankstyvąją virtuvę, kur archeokulinaras Marius eksperimentuoja su paukštiena. Ir mes judam. Mūsų laužas šį kartą yra pasiruošęs visai kitokiai procedūrai ir darysim tokį labai įdomų reikalą, kuris vadinasi mėsos apdeginimas. Kam tas dalykas, kaip mėsos apdeginimas, buvo skirtas? Atsiminkim, kad jeigu mes kalbam apie 14 amžiaus kernavę, vanduo nėra pačios geriausios kokybės, tiek visi gyvuliai yra šviežiai dažniausiai papjauti, jokio terminio apdarnojimo arba marinavimo jie neturėjo. Ir kadangi tai buvo šviežiai natūraliai daryta, arba su labai mažu kiekiu vandens, nes šiaip mėsos negalima iš esmės plauti, vis tiek būna kažkokios įdomios, keistos, nereikalingos nuosėdos ar šiaip kažkokios šiukšlės ant tos mėsos. Ir ką darydavo, ką daryti, kad tų, sakykime, ar šerių, ar plunksnų, kad neliktų. Tai būdas yra labai paprastas. Mes paruošiam laužavietė yra pakankamai žarijų ir mes tiesiog apdeginam visą tai. Nes deginant žūsta tiek bakterijos, tiek sudeginami yra visi nereikalingi daiktai, kurie mėsai tik tai pakenktų. Tai šiuo metu tą ir padarysim. Pats procesas tikrai neužtrunka ilgai, tai yra ne daugiau negu minutę pusantros ant kiekvienos pusės, bet kadangi laiko samprata tuo metu nebuvo tokia aiški, kad kas yra minutė, kas yra pusantros minutės, tai mes turim kitą metodą. Tiesiog apversim ir pažiūrėsim, ar oda jau yra sudegus, ar yra tiesiog maloniai rudos spalvos. Tai pabandykim vieną pažiūrėti. Tai dar nėra geras apdegimas, jau matosi, kad pradeda šiek tiek skrust, bet reikėtų šiek tiek dar. O atsiminkim, kad anglis tai yra tas dalykas, kuris yra labai sterilus ir švarus. Tad anglies tikrai nereikėtų bijoti. Kadangi mes tą vištą vėliau virsim ir puode, tai to anglies buvimo vištoje tikrai nereikėtų bijoti ir panaudoti kaip dar vieną iš ingredientų. Štai pavyzdžiui, čia matot, kad jau pradeda labai maloniai, gražiai skrusti. Nuimame tik tai didesnius gabalus anglies, kurie ten yra, tam, kad nesudegtų tos vietos. Ir verčiame. O dabar kalbant iš šiek tiek modernesnės pusės, dėl ko, sakykime, tokia mėsa yra šiek tiek skanesnė negu tiesiog virta. Tai atsiminkim, kad mėsa vis tiek tai yra raumuo. O raumuo turi tokią savybę išleisti visą skystį drėgmę. Jeigu mėsos raumuo yra sausas, jis yra dažniausiai arba neskanus, arba beskonis. Vištos atveju, paukštienos atveju jis yra beskonis. Tai būtent šitas apdeginimas duoda tą dalyką, kad užrakina raumens proteino struktūrą viršutinę ir skysčiai netaip lengvai išbėga iš tos vištos. Ir netgi po to verdant tą vištą ar darant, tiesiog tos apskrudusios vietos turės papildomą skonį. Šių laikų kulinarijoje yra daromas tas metodas, bet tai yra daromas dažniausiai su degikliu. Tiesiog dujinis degiklis mažas, karamelinis dujinis degiklis jis vadinasi, ir jis tiesiog yra karamelizuojama odelė, pavadinkim taip. Angliškai tai vadinama browning, kas vadinasi rudinimas, rudžio paieška. Na, pažiūrėkim, kaip atrodo antra puselė, nes tikrai labai svarbus momentas neprileisti, kad ta višta pradėtų degti. Nes degėsiai, net mažiausias kiekis degėsių, jis duoda tą bendrą nereikalingą skonį mėsai. Tad mūsų tikslas yra tiesiog lengvai apskrudinti. Pavyzdžiui, šita jau yra ant ribos, yra labai gražus apskrudimas, jisai dar nekliudo, bet jau daugiau būtų šiek tiek, jeigu apkepčiau šiek tiek daugiau, jau būtų nereikalingas papildomas skonis. Gerai, matai, reikia tavo pagalbos. Manau, kad mūsų vištos jau yra daugmaž pasiruošusios pereiti prie sekančio etapo. Taip. O tik tai. Nu ir paskutinę gražuolę ištraukim. Šita maža trumpa procedūra tikrai pridės daug papildomo skonio bei higienos mūsų sekančiam patiekalui.
Gerai, matai, šitą pastatyk ant stalo, arba čia. Gerai. Tai dabar ta višta šiuo metu viesta, tam, kad mes galėtume padaryti tokį vadinamą manevrą, išimti ją iš sąnarių. Tai višta nebus visiškai pjaustoma, tai reiškia visiškai be jokio peilio pagalbos, be nieko, bet tiesiog išnarinti visi įmanomi kaulai ir sąnariai. Ir ta višta sumesta bus į šitą troškinį. Šiame troškinėje jau dabar turim ropės, turim porą, turim svogūnus. Poras gal nėra labai tinkamas autentiškas produktas, bet kadangi mes visgi turim tą laukinę svogūno formą, tai galima bandyti spėti, jog poras čia tikrai tinka. Tad ir šiaip poras yra tas produktas, kuris labai gerai dera su višta. Jeigu Matas net to netyčia sugebės pakabinti teisingai, gal netgi ir tai gerai atrodys, tai kai jau pradės virti, tada mes įverdinti vandenį tas išnarintas vištas ir mesim. Dabar klausimas, kiek laiko reikia virti automatiškai, nes visi klausia. Kadangi ir mes kaip ir laiko konceptų neturim, mes žinom tik tai tam tikrus rodiklius, pagal kuriuos nusprendžiam, ar gatava ar ne. Tai kai užvirs mūsų vanduo su daržovėmis, paragausime kiečiausias šakniavaisį, kuris yra morka, ir kai morka jau bus beveik minkšta, tada ir mesime vištą, nes vištą užtenka 15-20 minučių virimo vandenyje ir tiesiog patrauksime nuo laužo ir leisime šiek tiek atvėsti. Kai tik patrauksime nuo laužo ir pradėsime tą vėsinimo procesą, įmesime visas žaliasias daržovės, tai tokius kaip svogūnų laiškai, krapai, petražolės ir tiesiog leisime pailsėti. Taip pat tuo metu ir bus įmesti sutraiškyti česnakai, tam, kad jie nepervirtų, o tam, kad duotų gaivų česnako aromatą ir skonį. Ir į šitą patiekalą mes dar dėsime dar vieną labai svarbų ingredientą, tai yra traiškytus krienus. Kadangi lapus panaudojam kitame patiekale kojoje, kurią kepame krosnėje, o šaknį pačią sutriname, ne tiek, kiek sutriname, kiek peiliuko pagalba nudrožėme ir viename iš indų sutraiškome ir sudedame į vidų. Bet tai irgi yra daroma grinai jau tada, kai jau patiekalas yra beveik gatavas, tai yra įverdinti vandenį, bet neužveriame antrą kartą. Tam, kad išlaikytų savo aromatą, skonį ir turėtų kažkokią įdomią natą. Kaip mes prieinam prie to klausimo, o ką mes gaminsim, kokį maistą darysim? Tai mes prie to prieinam iš kitos šiek tiek pusės. Mes pasižiūrim, koks tai yra laikmetis, koks tai yra metų laikas, pavyzdžiui, tai yra pavasaris, ruduo, žiema, koks tai yra laikmetis apskritai, jeigu tai yra kernavė, tai reiškia 13-14, sakykime, amžius, kokie ingredientai tuo metu buvo, kokie keramikiniai indai buvo, kokie kiti dirbiniai, kokie metaliniai įrankiai buvo. Ir bandom juos sudėti vieną vietą, pasirenkam ingredientus, pasirenkam kažkokią temą. Pavyzdžiui, ruduo arba vasara, tai žinoma, turi būti begalė grybų, sumedžiotos šviežios mėsos ir iš to bandom konstruoti patiekalą. Mes žinom tam tikras kelias technikas. Pavyzdžiui, yra skandinavų sagose aprašytas toks dalykas, kaip tas mėsos deginimas, kurį jau prieš tai matėme. Ir bandom tiesiog įdėti tas technikas, kurias žinom, arba kurios galvom yra reikalingos ir sukonstruoti tą patiekalą. Nuo pagrindinių kaulų yra nuimta, mes ją tiesiog taip metam. Jinai kai pravirs, jos visai nebereiks pjaustyti. Matai, dabar man reikia dar šiek tiek vandens, kad apsamtų. Kad apsamtų mėsą, ne? Sakyk, kada stop. Stop. Kalbant apie patį metalinį puodą, jų taip yra rasta Skandinavijoje keli, bet tai yra tiek, pasakym taip, reti radiniai. Aš manau, kad čia Kernavėje to neturėjo naudoti. Jeigu ir naudojo, tai labai skirtingais retais atvejais. Šiaip iš esmės yra randama daug keramikos šukių, iš kurių tikrai galim pasakyti, kokio formo ir dydžio būdavo tie moliniai puodai. Va tokio finto. Aš irgi nesu matęs. Reiktų savo. Sako, žinot, ką tas volelis imituoja? Kai pariždavo puodą ant virvučių nešimai. Ai, virvutę pačią, ne? Jo, virvutė. Tai galbūt čia irgi, žinai,
Ta buvo virvutė apačioj, viršuj ir dar tarpinė kažkokia virvutė. Matai. Čia. Ir neš. Ne, šį monografijų mes žinom. Čia šiandienos ekspediciją baigiame. Nepamirškite būti atsakingi tyrinėtojai, istorijos mylėtojai ir kūrybingi kulinarai. Ačiū keliaujantiems kartu ir susitiksime jau kitoje ekspedicijoje kitą antradienį. Šią ir kitas laidas visada rasite LRT mediatekoje. Iki kitų atradimų.